tos visos kompanijos, tai yra produktų gamintojai arba paslaugų tiekėjai, tai tokie kaip Facebookas arba Telia, jie visada skaičiuoja priimtinos rizikos faktorių. Tai reiškia, ar galim toleruoti riziką, kad nuneš duomenis iš mūsų serverių. Jokių tolerancijų negali būti, ta prasme, aukščiausiam lygmenyje. Ne? Tinklai lygiai taip pat, galutinio kompiuterio apsaugoti kaip ir galim tokių labai griežtų saugumo reikalavimų įdiegti, bet kas yra saugu, yra nepatogu. Tai tas saugumas, patogumas visada yra dviejų svarstyklių pusės. Tai kas yra saugu, tas nėra patogu, kas yra patogu, tas nėra saugu. Ir toksai, sakykime, Facebookas skaičiuoja, kad jeigu nulauš jūsų kompiuterį ir ten, sakykime, pasisavins tą Facebooko accountą, ar jiems ta rizika yra priimtina iki tam tikro lygio. Taip, nes jie atsakomybės neneša, nes nulaužimas vyko pas jūs, ne Facebooko pusėje, kaip ir ok, ir jiems labiau apsimoka laikyti tą kompromisinį saugumą su patogumu galutiniam vartotojui ir išlaikyti, sakykime, savo ten komandą, kurioje ten atsiliepinės į telefoną ar ten žinutės, kad mano accountą nulaužė, ten hakeriai, gražinkit, prašau visą kitą, tai jie ten pastato keli šimtų žmonių, keli tūkstančiai per dieną tokiu atveju ir jiems ta rizika yra palyginti priimtina. Vadinasi, galutinio vartotojo apsauga iš esmės gulosi ant paties vartotojo pečių.